Tai po metų laiko mes sugrįžtam pagaliau su projektu BMW G30. Ne po metų, gal kiek čia praėjo, pusę metų, 3 mėnesiai. Žodžiu, labai ilgai dažėsi. Na štai ir netikėtai atėjo lapkričio 25 diena. Jau kelias savaitės mėnesį važinėjau turbūt su BMW. Jis dar vis nedažytas. Eiliai laukiau, kada pagaliau paims į dažymą. Tai vat rytoj pagaliau atiduodu į dažymą. Bus finišas. Nes viskas jau kaip ir klaidų nėra, važiuoja viskas super, be problemų. Viskuo esu patenkintas, apart kėbulų, kad jis dar nenudažytas. Keli atnaujinimai, ką planavau ir ką pakeičiau, tai priekinės durelės atrodė vis dėlto, kad darysiu šitas, nes turėjo va tokį įlenkimuką, bet paaiškėjo, kad čia daugiau yra įlenkimų ir kad tvarkingai padaryti, nuspręsta keist duris. Tai nupirkau kitas duris, šitas radau su mažu įbrėžimu už 80 eurų plus siuntimas, o šitas duris, kur va čia bandėm suremontuoti va taip, va kažkaip tai davyrinti, dauginti, bet pagalvojau, kad irgi nesąmonė, reikia daryti tvarkingai. Tai ir šitą išauginom kainą durelių iki 250 plus siuntimas, tai pabrango truputį automobiliukas. Dabar jeigu neklystu, nuo 9,5 pirkimo kainas jisai jau yra kažkur tai 16 ar tai 17 tūkstančių, 16 tūkstančių, man atrodo, plus dažymas liko. Va dažymas galvoju apie porą tūkstančių kažkur kainuos. Čia dar vis tas sparnas toks kaip buvo. Nieko naujo, žodžiu. Laukiam nudažytos, kaip atrodys. Bet pagaliau nusidažė ir automobilis atrodo štai taip. This is not some expert advice, but certain shit you gotta value and protect with your life. Check the calendar, no room for acting extra tonight. I ain't preaching, I'm just shedding some light. Got a homie at the crib. Tai žodžiu, G30 darėm ilgai, dažėm ilgai, bet pagaliau nudažėm. Dažymas kainavo, aišku, bus iš karto klausimai, kiek kainavo dažymas. Dažėsi beveik visas automobilis, kaip matėt. Tai dažymas kainavo 2000. Tai grįžtant truputį prie kainų, sakiau, paminėsiu, kiek kainavo. Tai automobilis nupirktas aukciono 9050. Suomijoje pats nupirkau, į kiemą atsirado 9500 eurų. Nuo 9500 eurų iki tokios būklės, kaip jis atrodo dabar. Viskas su kinietišku prieskoniu biškai, kaip daug bus komentarų, kas čia per šūdas kinietiška nesąmonė, žodžiu, aš jau žinau, kaip bus. Tai žodžiu, dabar stovi jisai 19 000 eurų. Tai va, 19 000 eurų, mano nuomonė, jau yra viršytas truputį biudžetas ir, kažin, ar aš atgausiu ten labai jau bus didelė varkė ir uždirbsiu pinigų. Bet jeigu kažkam įdomu, tai jau tuoj atsiras skelbimas, kainos dar nesugalvojau. Tai žodžiu, kainos dar nesugalvojau, bet manau, kad norėčiau 23. Vėl galite rašyti komentarus, tu ką nesveikas, juokauju, už tiek parduot, bet aš manau realu, nes praeitą pardaviau už 22, man atrodo, o čia, kaip minėjau, dar su kinietiškais prieskoniais, kas pamatysit, koks vaizdas priekis, galas tikrai atrodo daug šviežesnė mašina nei šiaip. Mes bandom būti profesionalus vaizdo filmuotojai ir montuotojai. Tai žodžiu, papasakosiu, kaip su draugeliais varėm į pirtį. Aš varėm, dar Kieša buvo. To liūdna mašina, ką tu su jo padarysi? Su Smartu tada varėm, ten jo, įsišėpė linksmi. Ne, tai padarysi, bet gaila. Jo, nežinau, 3 galvojom, per siaurą gal. Bet Latvijos įstatymai leidžia, tai irgi. Oh yeah, I've had troubles upon my mind. Seems like struggle always on the line. Ups and downs, it all takes time. Lord, grab my hand so we can fly. Whoa, I just need that comfort. It's like everything. Žodžiu, praeitą G30, kai pardavinėjau, atvažiavo žmogeliukas su 4 golfu. Nieko neturiu prieš 4 golfus. Bet jis atvažiavo su to golfu. Visada tapšnoja savo per striukę ir sakė, kad aš turiu pinigus. Man nupirkti nėra problemų tą G30. Tapšnoja, bet ten atrodė viskas labai plonai ir nelabai matėsi, kad ten piniginė net yra, nesmė. Jis paėmė mano tą G30, drožė, ten belenkaip spaudžia, drasko dugnais ir sako, jinai netraukia taip, kaip turi, jinai trūksta galios. Ir žodžiu, sakau, tai galim nuvažiuoti ant kažkokią stendo, atsuksim arklius tuos, pažiūrėsim, kiek jisai turi gyvų kilovatų arklių. Ir jeigu iš tikro aš tai apgaudinėjau ir netraukia, tai tada okei, taip ir viską uždarom klausimą. Jeigu ne, tai tu apmoki iš šitos stendus ir nuperki mašiną. Žodžiu, galų gale tada jisai sako, man šiaip nelabai patinka ta G30. Tai va, lakūnai bandytojai, nevažiuokit šitos mašinas bandyti. Neturėjęs pinigų, manau. Žodžiu, šitam video turbūt daug neturėsim ką parodyti. Bet būtinai parašykit komentarą, būtinai pasubscribinam, į Contribui užeinam, kur jau sekantis video bus įkeltas. Ir pamatysit žymiai geresnio kontento nei gavosi čia. Ačiū, kad žiūrėjot, iki kito video.